kas laukia ateityje spaudos, aš taip pasakysiu. Aš dar žadu kokius maždaug apie 30 metų gyventi, aš pats asmeniškai. Tai reiškia, kad dar tiek potencialiai gali gyventi spauda. Aš dar skaitau spaudą iki šiol. Nepaisant to, kad aš žinau daugumą, kas ten yra parašyta, jau iš vakaro, kadangi mes patys būnam parašę, bet man tiesiog reikia spaudos ryte prie kavos. Ir aš manau, kad tokių žmonių Lietuvoje dar yra nemažai, tos būtent kartos. Taip, po tų 30 metų, kai jau ta pagrindinė karta bus mano sūnus, galbūt spaudos kaip tokios kaip šiandien, nacionalinės ypatingai galbūt nebebus, regioninė gali dar ir toliau išlikti, nes tai, ką mes priimam kaip kasdienybę šiandien, turiu galvoj internetinę žiniasklaidą, nuvažiuokit į, kad ir į mano kaimą, į Raseinių rajoną, Pažėčių kaimą ir paklauskit iš tikrųjų, ar tai yra kasdienybė, ir atsakymas bus truputėlį kitoks. 60% šiandien yra interneto svarba, kiek daugiau negu pusė. Dar praeis daug laiko, kol visi 100% skaitys Alfa, Delfi ar 15 minučių. Tai čia tokias antra pastaba reiškia apie tą išnykimą. Na ir tikriausiai tendencija, kuri įvyks, vis dėlto tai įvyks, kad daug žiniasklaidos persikels į mobilią platformą. Na, čia aš matau tokį pakankamai iššūkį galbūt ir tie, kas sugalvos, kaip tą geriau padaryti pirmiems, ir gal netgi ypatingai televizijos čia turės pagalvoti labai stipriai. Tai va čia niša labai yra tokia gera. Ir mobiliosius aparatus. Taip. Spauda kartu su tavimi. Na, kompiuteris viskas gerai, bet vis tiek jis sunkesnis, jam reikia, ir kartais šaltinę, ir pasidėti kažkur reikia. Tai telefonas, kas greičiau persikels su žiniasklaida į telefoną, mobilų, aš manau, turėtų pakankamai laimėti. O daugiau tai, viskas... Vienas dalykas koksai yra, aš man atrodo, kad nesvarbu, kur žiniasklaida yra, nesvarbu, kokioj platformai. Esmė vis tiek jos išlieka ta pati. Ir aš manau, kad jinai išliks. Ir dar vis tikiuosi, kad jinai kažkada pradės truputėlį vėl gerėti. Tai aš toks optimistas pakankamas. Ačiū už pokalbį ir linkiu, kad būtų tos kokybiškos spaudos, kurią galima rytais prie kavos paskaityti. Bus.